Sveiki visi. Šiandien noriu pasidalinti savo patirtimi ir pakalbėti apie vieną žingsnį, kurį inkorporavau visai neseniai į savo gyvenimo būdo rutiną, siekdama pagerinti savo miego kokybę, energijos kiekį bei sustiprinti, kaip čia pasakyti, plaukus, bet ir visą organizmą, kadangi tikrai 3 metus, nu jau truputėlį gal mažiau, mėginu sustabdyti plaukų slinkimą savo, kuris prasidėjo po gimdymo. Ir iš tikrųjų visiškai netikėtai Lidija prieš kelis mėnesius susisiekė su manimi, tiesiog pasiteiraudama, kadangi mes pažįstamos daug metų, kaip man sekasi, kuo aš dabar gyvenu. Ir nu, aš nuoširdžiai ir atsakiau, kad tikrai dabar yra sudėtingas etapas, kad trūksta energijos, prastai miegu, nes tikrai daug įtampos buvo, projektą prisidavinėjau ir daug nežinomųjų buvo gyvenime ir jinai mane prisupažindino su maisto papildais, kurie išskirtiniai. Tai gal Lidija papasakos, kuom jie išskirtiniai. Tai va, ir manau, ir visą laiką turėjau tokią poziciją, kad bet kokia problema yra organizme, ją reikia spręsti ne tik išoriškai, kosmetiškai, kaip sakant, o suradus priežastį ir holistiškai. Kadangi dabar jau dirbu su moterimis daugiausia plaukų temoje, būtent padedu stabdyti plaukų slinkimą ir tikrai visom klientėm, kurios ateina ir klausia, pasakoju, kad, nu, vat, supraskit, kad jeigu slenka plaukai, vadinasi, organizmas jau duoda signalą, kad jau neužtenka maistinių, gyvybinių resursų ir dėl to jie pradeda kristi. Nu, kitaip neįmanoma. Jeigu organizme viskas būtų tvarkoje, nebūtų streso, tie plaukai nekristų. Tai Lidija, gal tu pasidalintum truputėlį daugiau, plačiau savo patirtimi ir tiesiog. Gerai, sveiki visi, labas Gabrielė. Tai iš tikrųjų aš turiu ko pasidalinti, ar ne, pati didžiausia mano problema irgi buvo energijos trūkumas ir ne tai, kad blogas miegas, o begalinis mieguistumas, nes dėl geležies neįsisavinimo tiesiog neturėjau energijos ir aš galėjau miegoti visą parą ir man nebuvo per daug. Tai tiesiog buvo didžiulė baimė, kad aš visą savo likusį gyvenimą taip pat imsiu ir pramiegosiu. Tai pati didžiausia problema buvo, nes man tai trukdė ir projektus įgyveninti, ir veiklas vykdyti, ir pinigus uždirbinėti. Tai yra, na, tikrai energijos trūkumas didelis stabdis. Turėjau ir kitų smulkesnių problemų, bet jos tikrai nesminės ir dėl jų nebūčiau susidomėjus papildais. Tai 24 metų gegužės mėnesį, tai yra jau daugiau negu prieš metus, aš ant Facebooko sienos pamačiau vienos mano irgi klientės pasidalinimą, kad ji geria labai skanius vokiškus kokteilius ir nuo šiol turi energijos. Ir tada mane tai labai užkabino ir aš nieko nesvarstydama pagalvojau, aš irgi noriu turėti energijos. Ir tada tiesiog užsiregistravau, pradėjau gerti tos kokteilius ir iš tikrųjų po 3 mėnesių aš jau kardinaliai, po 3 savaičių kardinaliai kitaip jaučiausi, pas mane energijos kiekis buvo jau aukštam lygi, atkrito kava, rytais atsibusdavau pailsėjus ir žvali, tai yra mieguistumas dingo. Ir kas man dar labai patiko, tai mano batų išmeras sumažėjo, nes nuėjo Wow, nuėjo wow, patinimai ir buvo 38 visą mano gyvenimą, sakykime taip, ir dabar aš nešioju 37 išmerą. Tai man tai buvo irgi didelis nustebimas, nes aš net nesupratau, kad mano kojos yra sutinusios. Tai va toks labai didelis ir įdomus dalykas nutiko. Ir aišku, kad man lygiai taip pat ir su plaukais turėjau problemų, pas mane jie buvo tokie sausi ir tokie, nu, kaip šiaudiniai. Ir labai negražus. Aš po kiekvieno plovimo turėdavau juos su tiesintuvu lyginti, kad galėčiau, na, tiesiog išeiti žmonės. Tai dabar man to daryti nereikia, mano plaukai, vat, natūraliai yra išplauti ir va tokie, kokie yra. Tai yra atsistatę jų visiškai struktūrą, jie yra išdrėkinti. Ir kas man dar labai patinka, mano odos būsena irgi pasikeitus, kadangi jinai buvo labai sausa, tokia, nu, šiurkšti ir sausa. Ir dabar jinai yra švelni ir tokia, nu, švelni ir glotni, man patinka, pridrėkinta. Ir kas man dar patinka, kad man atsirado iš tikrųjų noro ir jėgų ir, ta prasme, ir randu laiko ir man nereikia savęs motyvuoti, tai yra sportuoti. Nes anksčiau prisiversti save sportuoti ar net padaryti elementarią mankštą būdavo labai labai sudėtinga.
Tai va, Taip, kaip energijos neturiu, tai čia nepasportuosi, prisiversi, jeigu mieguistas jautiesi šakės. jo, tai aš jeigu jau imdavaus kažką sportuoti, tai tarkim ir ant kilimėlio galėdavau atsigulti ir užmigti, koks tas sportas. Va, tai tokie mano patyrimai ir iš tikrųjų jaučiu, kad per metus laiko iš tikrųjų mano organizmas atsistatė. Iki metų buvo visokių pabangavimų, visokių valymosi procesų ir dabar aš jaučiu, kad jau turiu pilnai jėgų, energijos ir žvalų protą ir galiu, na, susitelkti į darbus ir daryti tai, ką noriu daryti ir realiai galiu mėgautis gyvenimu, galiu kurti gyvenimą. Tai aš dabar, kol klausiau tavęs ir prisiminiau, kaip tu man ir parašėjai, kad Gabrielė, vat, kai turėsi energijos, tada viskas ir susidėlios, ir darbai, ir viskas. Ir iš tikrųjų taip ir įvyko. Tiesiog viską daug lengviau yra dabar pasidaryti. Ir ten 5 klientės per dieną nebaisu ant kojų prabūti. Vat vakar praėjau 15 000 žingsnių ir jokio nuovargio. Iš tikrųjų. Jo, ir dar vienas dalykas, ką aš tikrai norėčiau pasidalinti, tai man anksčiau, pavyzdžiui, nuvažiuoti 200 km būdavo didžiulė problema. Mane imdavo miegas ir aš turėdavau stoti pakeliui. Ta prasme, tai buvo misija neįmanoma, aš jau stengdavausi niekur nevažiuoti, bet jeigu jau vasarą važiuojam į Palangą, tai su dideliais sustojimais ir poilsiais. Tai dabar aš galiu suvažinėti pirmyn atgal iš Vilniaus ten į Tytuvėnus, iš Tytuvėnų atgal ir neturiu jokių problemų vairavimo. Tai va tikrai tai palengvina labai stipriai gyvenimą. Taip, dabar kai papasakai, tai šitas irgi man turbūt šviežiausias patyrimas, kad vat, parvairavau nuo Juodkrantės su vaiku, su todleriu mašinoje ir grįžau vakarė ir galvoju, aš visiškai jokio nuovargio net, nu, nejaučiu, ta prasme galėčiau, nu dar nežinau, irgi dar važiuoti ir važiuoti, nes tikrai būna nuo to sėdėjimo ir mes tikrai nestojom važiuojant, tikrai būna ir, nu, ne tik, kad nuo sėdėjimo pradeda skaudėti, bet tiesiog galva net maudžia, spaudžia nuo to tokio susikaupimo, koncentracijos vis tiek vairuoti, tai reikalauja, tai aš irgi šitą pajutau tikrai. Nu va, tai gal aš dabar tiesiog pasidalinsiu apie tos kokteilius, kuriuos mes čia geriam. Trumpai Taip, papasakosiu. neerzinti. Va, tai yra iš tikrųjų du kokteiliai. Ryto kokteilis, jis vadinasi Power Cocktail, tai jėgos kokteilis, ar ne? Ir vakaro kokteilis, restoriai, tai tas, kuris restauruoja, atstato mūsų kūną. Tai Power kokteiliai yra iš tikrųjų iš 1,5 kg vaisių, daržovių ir uogų išimtos, išgrynintos maistingosios medžiagos, vitaminai, polifenoliai, taip pat fermentai, gerosios bakterijos, skaidulos. Ir čia yra ir super maisto elementų, tokių kaip iš brokolių, žaliosios arbatos, papajų, špinatų, morkų. Čia yra kurkuminas, kuris yra inkapsuliuotas ir eina į tą vietą žarnyne, kur vyksta geriausiai įsisavinimas, o kurkuminas yra tas, kuris mažina mums uždegiminius procesus. Ir iš tikrųjų šio kokteilio paskirtis yra atstatyti mūsų virškinimo sistemą ir palaikyti ją teisingai veikiančią, ar ne, kokią mes problemą beturėtumėm, jisai sprendžia visas problemas, nes na, nukreiptas į Skamba stebuklingai. Nu, bet taip yra. Ir iš tikrųjų, kas man buvo, dar nepaminėjau, tai aš iš tikrųjų daug metų buvau nušarminus savo skrandį ir aš negalėjau valgyti jokio baltyminio maisto, tiek gyvulinės kilmės, tiek augalinės kilmės. Tai pavyzdžiui, dabar aš galiu valgyti viską ir čia yra fermentai, kurie padeda skaidyti mūsų nu, maistą, tai yra ir angliavandenius, ir baltymus, ir riebalus. Va, ir kai yra atstatoma simbiotinė flora, tai mūsų organizmas pradeda gaminti daugiau serotonino ir todėl mes turim geresnę nuotaiką. Lygiai taip pat Super mūsų jau. taip, ir nuo mūsų žarnyno švaros priklauso ir mūsų imunitetas, tai vat ir stiprėja imunitetas. Kai susitvarko žarnynas, sprendžiasi visos odos problemos, tai yra, nes odos problemos tai yra žarnyno išvirkštinė pusė, kaip yra sakoma. Tai va, ir šiame kokteilyje taip pat yra daug vitaminų, tai yra C, A, E, D, taip pat visi B grupės vitaminai, kurie palaiko mūsų protinę veiklą, va, dėmesio koncentraciją, žvalumą, kas man be galo patiko, iš karto davė tą tokį efektą, nes matyti tiesiog mano kūnui trūko, labai trūko vitaminų, nes nu, aš su savo dietom buvau prisižaidusi kaip reikiant. Taip pat čia yra guaraninos kofeinas, kuris veikia visiškai kitaip nei kofeinas, jisai netrikdo mūsų širdies darbo, nesukelia rūgštingumo, neišbalansuoja mūsų nervinės sistemos, o kaip tik atvirkščiai ją subalansuoja, stiprina.
ir padidina šitągi mikrocirkuliaciją mūsų kraujagyslėse, todėl ląstelės gauna daugiau deguonies ir įsijungia regeneracijos procesai ir atsistatymai. Tai va šitas kokteilis yra rytinis, kuriuo mes pamaitinam savo kūną, savo ląstelę visai dienai. Va, toliau, ką norėčiau labai paminėti, tai omega 3, nes omega 3 turbūt jau niekam nepaslaptis, niekas net nebejoja, kokia yra jos nauda ir kam jinai yra reikalinga. Ir šita omega 3 yra veganiška, pagaminta Mm. iš dumblių ir suskaidyta iki micelių, tai yra tokių smulkių dalelių, kurios tirpsta vandenyje ir iš karto pasisavina mūsų ląstelę, tai yra nereikia apeiti virškinimo sistemos, nereikia kepenims ir tulžiai skaidyti riebalus, ar ne, nes čia jau viskas yra padaryta už tai, už mus ir tiesiog mes įsilašinam į rytinį kokteilį, jisai ištirpsta O, į ir rytinį kokteilį geras. jo. Ir Ir buvo atskirai. galima ir atskirai, bet šiaip geriamas kartu su rytiniu kokteiliu, riebiosios rūgštys geriamas su rytiniu kokteiliu. Ir šiaip jeigu gerti jį vieną, jis yra labai labai švelnaus apelsinų skonio. Ir kas man labai labai patinka, tai jį su malonumu geria net ir vaikai. O mano dukrai labai patinka va šitas mišinys, power kokteilis ir omega 3, nes omega paskanina net power kokteilį. Tai jis yra tikrai, tikrai labai geras ir tuo, kad jo, nu, jis pasisavina 98 procentus, tai reiškia, kiek išgėrėm, tiek ir mūsų ląstelė gavo, ne taip, kaip mes valgytumėm kapsulės ar šituosgi žuvies taukus. Ir tuo labiau, kad čia net nei žuvies. Todėl tinka veganam, vegetaram ir, nu, ir šiaip plačiam spektrui. Ir ką tai duoda, tai visų pirma labai svarbus yra smegenų veiklai, ypač nuo kūdikystės ar ne smegenų vystymuisi, šitaigi savalaikiai raidai, kad kūdikis teisingai augtų ir vystytųsi ir kad nebūtų šitų visų sutrikimo sindromų, kur yra hiperaktyvumas ar ne disleksija. Tai būtent tai yra kaip ir prevencija prieš tokius simptomus, kas dabar jau yra plačiai, plačiai kaip pasakyti, paplitę mūsų visuomeniai ir vaikai labai dažnai su to susiduria. Mano pačios jauniausia dukra turėjo šitą problemą ir aš ją sprendžiau, aišku, kažkaip kitais būdais, nes tada dar nepažinojau Fitlaino. Mes gėrėm kanapę aliejų, bandžiau girdyti jai žuvų taukus, bet nepavyko. Na, bet iš tikrųjų kažkaip tai radom tos sprendimus ir ačiū Dievui išsisprendė, bet jeigu būtų buvus omega, būtų paprasčiau šitą omega. Tai va, tai omega 3 yra aplamai smegenų audiniuose, akies audiniuose ir kiekvienos ląstelės sudedamoji dalis. Todėl, na, be jos mūsų organizmas gali labai labai vargti. Ir plus, kas dar yra gerai, kad omega mažina visus uždegiminius procesus, kuriuos mūsų organizmas, na, kaip čia, susiaktyvina, kai mes valgom neteisingą maistą. Tai yra, kai valgom ten visokius saldumynus, cukrų, perdirbtą maistą. Tai mūsų organizme kyla labai daug uždegiminių reakcijų, o šitas produktas padeda su tuo susitvarkyti mūsų organizmui. Todėl mes darome sveikesni, linksmesni ir stabilesni. Na ir restoreitas tai yra iš tikrųjų vakaro kokteilis, jis toks kaip skonis kaip putojančio gero limonado, jeigu kažkas prisimenat anksčiau vaikystės limonadą, dabar tai tie limonadai iš tikrųjų yra, nu, mano skoniui suprantami iš vis negeriami, bet vaikystėje tikrai buvo limonadai, kurie buvo skanus, tai va šitas man primena tą skonį. Ir čia yra mikroelementų ir mineralų kompleksas, kad mūsų organizmą šarmintų ir per naktį atkurtų tą šarminę terpę, atstatytų mūsų organizmą, kol mes miegam, nes čia yra visi patys reikalingiausi mineralai, tokie kaip kalcis, magnis, paskui kalis, geležis, cinkas, varis, manganas, chromas, selenas. Taip pat čia yra vitaminas D3 ir beta karotenai. Ir kas svarbiausia, mes jeigu vaistinėje nusipirktumėm skirtingus šitos visus elementus, nu, mikroelementus, ar ne, ten geležį, kalcį, mums reikėtų labai stipriai galvoti, ką su ko derinti. O čia yra taip padaryta, kad mums nereikia sugalvos. Jie kiekvienas elementas veikia sinergiškai, palaikydamas vienas kitą ir pagerindamas jo įsisavinimą. Va, ir Restorate yra būtent tas kokteilis, kuris atstato mūsų plaukus, nagus, dantis, odą, kaulus. Taip pat jisai yra atsakingas už kokybišką miegą, nes magnis atpalaiduoja mūsų nervinę sistemą. Taip pat, kas gaunasi, mažėja mūsų tas nuolatinis nuovargis, išsekimas, nes mes gerai pailsim ir išsimiegam. Tada
ką jis daro, gerina limfos nutekėjimą, būtent jo pasiekoje mano koja sumažėjo, nu, jo dėka mano koja sumažėjo. Na ir jis šarmina organizmą, tai reiškia, kad kelia mūsų pH, o kuo aukštesnis yra mūsų pH, tuo mes sveikesni esame. Tai va, ir šie kokteiliai iš tikrųjų yra labai skanus, iš natūralių medžiagų, subalansuoti, kaip minėjau, įsisavinamumas labai aukštas, net iki 98%, todėl mes turim greitus rezultatus. Ir tokie kokteiliai palaiko mūsų, na, sveikatą, energiją, grožį, gyvybingumą, plaukus, ką tik tai nori. Tai nežinau, Gabrielė, gal nori dar kažką dadėti ar paklausti? Taip, aš noriu iš tikrųjų, nes galvoju, kad aš nepapasakau, kiek laiko aš vartoju. Nu, vat, pradžioj pasakiau, kad prieš kelis mėnesius inkorporavau, tai vat eina trečias mėnuo, kaip aš vartoju rytinį ir vakarinį kokteilį. Ir iš tikrųjų tai įdomiausia yra tai, kad tas energijos lygis, nu, va, tarkim, aš šiaip kavos stengiuosi negerti, nes jinai mane labai užhypina ir po to, kaip aš mėgstu sakyti, mano aplinkoje, mano draugai tikrai žino, kad man po to būna kaip pachmielas nuo kavos. Nes sekančią dieną, ne tą pačią dieną, aš tą dieną, kai išgeriu kavos, galiu funkcionuoti, bet sekančią dieną man būna šakės. Ir tada, reiškia, aš turiu vėl vartoti tą kavą, kad palaikyčiau tą energiją. O su šitais kokteiliais aš jaučiu, kad tas energijos toks tonusas visą dieną jis būna tolygus, nebūna to krešo, kaip būna nuo kavos. Aišku, žmonės, kurie daug kavos geria, galbūt to ir nepajaučia, nes tiek organizmas būna pripratęs, jiems būna labiau, kai jie atsisako galbūt tie dalykai, kažkokie tos pasiekmes. Ir miego kokybė, nes vat, būtent tuo momentu, kai tu su manim susisiekiai, tai aš pirmą kartą gyvenime susidūriau su nemiga ir sužinojau, kas tas yra, nes Dievas mane apdovanojo vaiku, kuris gerai miega ir aš per visus 3 metus, kiek ją turiu šitam pasaulyje, nesu turėjus bemiegės nakties dėl jos, bet vat stresas mane supažindino su tą nemigą ir aš pajutau, koks yra milžiniškas kontrastas, kai tu negauni va to kokybiško poilsio ir kai dabar aš išsimiegu ir, vat, pavyzdžiui, šiandien atsibudau 6 ryto pati, be žadintuvo, kur, nu, ta prasme, tokių dalykų nebūdavo iki papildų vartojimo, nes buvo toks, labai mėgsta, man rodo, gydytojai tą chroniškas nuovargis, toksai, kur jau organizmas tiesiog yra išsekęs, kad nu, tu galėtum miegoti ir miegoti iš tikrųjų ir vis tiek neišsimiegi, nes jis nėra kokybiškas, nes nu, turbūt į gilų tą miegą nenueina organizmas ir ten nevyksta tie atsistatymo procesai, o dabar tikrai gali, nu, vat, tas kiekis miego sumažėjo, bet kokybė padidėjo ir aš mamą pavaišinau savo būtent restauratorių, nu, tiesiog paklausiau, kaip jinai miega, nu, jinai pasakė, nu, iš bėdos. Tai kai jinai išgėrė nu, vat, vieną kokteilį, jinai man sekančią dieną paskambino ir sako, Gabrielė, žinai, man 3 dėžutės to restaurato, nes man, sako, net pečių, man, sako, skausmus nuėmė. Aš išsimiegosiu, sako, bet man ir nebeskauda kūno. Nu, tai čia man buvo toks labai didelis įvertinimas, nes mama tikrai mano nėra ta, kuri skuba tokių spontaniškų sprendimų, jinai išsinagrinėja, kaip sakant, viską prieš priimdama sprendimą. Tai čia buvo labai greitas sprendimas ir dabar visa šeima geria vakarinį kokteilį kol kas tik tai ir per tą laiką, kelias savaitės, sesiai susitvarkė bėrimai ant nugaros, ant veido. Tai čia man irgi labai didelis įrodymas, nes sesuo kenčia nuo migrenų. Tai kol kas dar nebuvo priepolio nuo paskutinio karto, tai gal žiūrėsim ir nebebus tų priepolių. Tai Tai va. galiu, O galiu. šiaip, žinai, ko norėjau paklausti, vat, kalba mane papildai ir užsiminiai, kad vat, jeigu pirkti kapsulės iš vaistinių, nu, kad būtų sudėtinga suderinti turbūt tuos ir papildus ir kiek tablečių reikėtų gerti, kad išgelbėtų, kuom išskirtiniai yra šitie papildai, nes aš šiaip nesu ta didelė papildų ekspertė ir kažkaip galbūt tai pasakysiu taip, kaip yra. Iš tikrųjų galvojau, kad aš dar jauna ir man dar čia nieko nereikia rūpintis, bet būtent oda, plaukai ir energijos trūkumas jau man signalus siuntė, kad nu, aš jau žinau, kad mano mytyba nėra visavertė faktas nuo tada, kai gimė dukra, bet kažkaip vis atidedi tą savim pasirūpinimą nu, ir
Kitas momentas buvo, kad aš jau čia kokį gerą pusmetį myniau koridorius gydytojų, nes jutau, kad kažkas yra negerai. Ir dabar iš tikrųjų tai, nu, nieko, jokių nei simptomų nebeliko, nei poreikio pas tas gydytojus lankytis. Tikrai taip. Tai kuo jie išskirtiniai, tai visų pirma, tai labai patogu naudoti. Vienas ryte, vienas vakare su šituo atidarom dieną, su šituo uždarom dieną. Tai yra žmogui dirbančiam, įstraukiančiam į veiklą, tai yra be galo patogu. Toliau jie yra skanus. Nes man teko iš tikrųjų naudoti, vartoti ten visokių baltyminių kokteilių, kitų firmų, ten nusipirki iš kažkokio tai Livino, dar kažkur. Ir jie yra, nu, žiauriai šlykštus. Ta prasme, geri ir galvoji, kaip tą sekantį gurkšnį praryti. Tai man daug kokteilių, ta prasme, į šiukšlių dėžę iškeliavo, aš jų net nepabaigiau. Tai šitie geriasi labai skaniai ir maloniai. Toliau jie yra, aišku, iš natūralių medžiagų. Kitas momentas, jie yra subalansuoti. Va, tai, kas yra svarbu, kad mums nereikia sukti galvos ar ne ką su ko derinti. Čia subalansuota vitaminai, čia subalansuoti mineralai. Ir tokiu būdu mūsų organizmas gauna viską, ko nori, niekas niekam neprieštarauja. Ir kas dar yra labai svarbu, tai kiekviena medžiaga patenka tiesiai į ląstelę, nes tai yra patvirtinta, patentuota jų technologija, NTC technologija, kuri galbūt šiuo metu jums nieko nesako, bet tiesiog tai yra apie tai, kad kiekviena medžiaga, jinai eina tiesiai į ląstelę. Jei nereikia, jeigu kapsulės, jeigu, vat, pavyzdžiui, žuvų taukai ar ne, tai virškinimo sistema turi juos apdoroti, išskaidyti ir jeigu žarnynas yra švarus, tada dar ten sugeba pasisavinti. Bet kiek yra buvę atvejų, kad tiesiog žmonės gėrė labai brangias kapsulės ir ten viena moteris turėjo išvestą žarną per šoną, nu, tiesiog turėjo sutrikimą žarnyno ir visos kapsulės sveikų pavydalų išeidavo į tą maišelį. Tai reiškia, kad jeigu mūsų organizmas nesugeba ištirpdyti ir išskaidyti, tai aplamai iš tos kapsulės jis nieko ir nepasiima. O čia eina tiesiai į kraują, nereikia praeiti to virškinamojo trakto sistemos. Tai va tas yra be galo gerai ir todėl produktai įsisavina nuo 92 iki 98 procentų. Ir todėl mes turim kiekvienas unikalius ir greitus rezultatus, nes kiekvienas kūnas yra unikalus, kiekvieno situacija yra unikali, tai yra jaunas žmogus ir sveikas, reaguoja daug greičiau na, jis turi daug greičiau rezultatus, vyresnio amžiaus žmonėms užtrunka sulaukti tam tikrų rezultatų, nors iš karto energijos lygis kyla iš karto. Ir, vat, kaip aš sakau, aš pusę metų taip bangomis ėjau, o jau vat, metai praėjo, tai aš jaučiu, kaip stabilizavosi mano kūnas ir tikrai jisai nebepatiria jokio to vitaminų ir mineralų disbalanso. Dabar jau aš jaučiuosi puikiai. Ir iš tikrųjų nenoriu nutraukti, nes man patinka šita būsena ir aš tikrai, iš tikrųjų, dar vienas dalykas labai svarbus, kai aš pradėjau juos vartoti. Iš pradžio aš nesigilinau čia, kokia sudėtis, kas čia yra ir taip toliau. Bet kai praėjo tie 3 mėnesiai, kai aš turėjau jau puikius rezultatus, galvoju, o kas bus toliau, o kaip čia veikia, o kodėl jie tokie stebuklingi, o jeigu man pakenks, jeigu, pavyzdžiui, per ilgą laiką vietoj to, kad mano organizmą palaikytų ir gerintų, jeigu man nu, kažkokia sistema ten užlūš ar dar kažkas. Ir iš tikrųjų į visus šitos klausimus gavau atsakymas tada, kai aš susipažinau su žmonėm, kurie su Fitline produktais yra 28 metus, O, 15 metų, 18 metų, 10 metų. Ir aš to žmonės gyvai, ta prasme, mes bendravom. Ir viena iš jų yra Lietuvoje gyvenanti moteris, kuri buvo atvažiavusi į ofiso atidarimą. Ir jai yra 78 metai, bet jie atrodo nei kiek nedaugiau negu kokiu 59. Ta prasme, jos oda graži, ant veido raukšlių nėra, jinai tokia, nu, kaip pasakyti, pasitempusi, kūno sudėjimas labai labai toks normalus, nei per kuda, nei viršsvorio yra. Ir aš supratau, aha, jeigu šitie žmonės turi tokius rezultatus, aš irgi tokių noriu. Ta prasme, aš jau kaip ir padėjau parašą savo, kad, nu, viskas, aš einu su tais produktais. Aš jau geriau atsisakysiu kokio nors maisto ten, balastinio nereikalingo, bet produktam visada vietos mano gyvenime bus. tiesą pasakius, dabar ir galvoju, kad pradėjus vartoti, man dingo toks poreikis, nes aš šiaip labai mėgstu miltinius, visokius nu, patiekalus, nu, vat, tos makaronusus. Aš turbūt nuo tada, kai pradėjau vartoti, gal vieną kartą gal valgiau tokį maistą, nes visiškai nėra to, nu, vat, kaip būna kreivingai, kad vat, noris to kažkokio komfortiško maisto. Ne. Tai čia yra dvi Mhm. priežastys. Viena tai, kad mikroflora yra tvarkoma su šituo kokteiliu, tai yra patogeninė yra gesinama ir ta simbiotinė yra auginama ir tada nu, nebesinori tiek daug miltinio. O kitas momentas yra chromas šitame.
papildę, kuris būtent ir reguliuoja šitą visą kiekį. Tai yra, mes nebenorim užkandžiauti, mums nebereikia tų visų greitųjų angliavandenių, nes yra patenkintas organizmas. Aš galvoju, čia tokį dar klausimą sugalvojau, galvoju, bus kokiu nors tokių ekstremalų žmonių, kurie sakys, nu tai jeigu čia viskas yra, ko reikia, tai gal ir tada valgyti nereikia. Kaip yra, nu, vat, vartojant šitos papildus, nu, vat, su maisto vartojimu, čia jo daugiau reikia, ar mažiau, nu, ta prasme, kaip tai žaidžia kartu. Mhm. Tai iš tikrųjų, vėlgi, pradėjus vartoti šitą produktą rytinį, kuris sutvarko mūsų žarnyną, tai tai, ką mes valgom, medžiagų įsisavinimo kiekis padidėja net 50%. Tai yra iš to maisto, kurį mes suvalgom. Ir tada mūsų ir tie kiekiai sumažėja, ir kartais sumažėja, nes organizmas nebešaukia, kada šalkanas, tai vad nebelieka to užkandžiavimo, ar ne, nes įsisavina, viskas gerai įsisavina. Toliau, primink klausimą. Ar Ai, reikia, maistas, maistas supratau. jo. Jo, tai valgyti tikrai reikia, nes aš bandžiau pati savaitę buvau be maisto, tik su Fitline kokteiliais, turėjau tokią įdomią Tu patirtį. mėgsti Jo, aš iššūkius. mėgstu, aš mėgstu iššūkius ir organizmas, nu, aš esu anksčiau dariusi ir sausus badavimus, ir ten sulčiavimus, ir visa kita, tai pasakysiu, buvo labai labai lengva, be jokio streso kūnui, bet 7 dieną aš jau jaučiausi ir žandai sukrito čia, ta prasme, ir aš jaučiausi taip, tarsi, žinai, kaip jaučiasi alkanas žmogus, va, 7 dieną aš buvau alkanas žmogus, Nu, aš norėjau nu, valgyti. neblogai, tik 7 dieną, jeigu pramušė, tai labai neblogai. Jo, ir aš buvau pikta, susierzinusi, nu, vat grinai kaip žmogus, žinai, nepavalgo laiku ir jisai tampa Mhm. tokiu irzliu. Tai aš 7 dieną buvau Vadinasi. labai irzli. Bet jo, ir nukrito svorio šiek tiek, ir sudžiuvau šiek tiek, tai reiškia vis tiek mums reikia maisto. Ta prasme, nu, nereikia, kaip čia, tų kraštutinumų, ar ne? Kokteiliai tai yra bazė, tai yra ląstelės lygmenį, bet mums reikia ir baltymų papildomai. Taip, Fitlinas turi ir amino rūgščių, bet na, jos maisto bet kokiu atveju neatstos. Mums reikia ir kramtyti, ir to baltymo gauti iš išorės, ir ką žinau, ir nu, tiesiog visų kitų medžiagų. Nežinau, aš manau, kad ekstremalių tokių dalykų daryti nereikia. Aš pabandžiau, man patiko, bet daugiau gal net ir nedarysiu. O galvojate, pavyzdžiui, toks paaugliškas klausimas būtų. Nu gerai, vartoju papildus, tai tada galiu valgyti, kaip sakant, šūdmaistį kokį nors ten. Kaip organizme tai žais, kaip galvoju. Nu, bet kokiu atveju tai bus vis tiek geriau negu negeriant kokteilių, todėl kad kokteiliai šitie mažins uždegiminius procesus. Nes tai, kai mes valgom, kaip tu vadini, šūdmais, tai mes keliam savo organizme uždegiminius procesus. Tai šitie Mhm. produktai sumažins uždegiminius procesus. Ir, Ir pavyzdžiui, degi laužą ir tada gesini. ir tada gesini, uždegi laužą ir vėl gesini. Tai toks žaidimas gaunasi, bet ką aš pastebėjau, iš tikrųjų palaipsniui nebesinori to maisto. Nes mano dukra, vat, irgi 14 metų jai buvo, kai jinai pradėjo gerti šitos kokteilius. Ir pas ją 3 metus buvo labai labai intensyvi aknė, tokia su dideliais puliniais, su daug daug spogučių. Ir po mėnesio laiko kakta pas ją paliko visiškai švari. Ir kas svarbiausia, jinai nustojo norėti ant tų McDonald'ų, čipsų. Dabar būna kartais, kad jinai užsimano, negaliu sakyti, kad visiškai, ta prasme, Mhm. dingo tai iš gyvenimo. Bet palyginus su to, kiek buvo, kad jinai pro McDonald'ą negalėdavo pravažiuoti, jinai drebėdavo, mama, sustok, sustok, Brolis sustok, mano. McDonald's. Va, tai dabar tikrai to nebėra, McDonald'e gal jinai jau nevalgė net kokį porą ar trejetą mėnesių, ta prasme, taip, čipsai kartais būna, taip, šokoladai būna, bet, nu, tikrai nebe tokiam kiekiai ir tai, nu, nebekelia, man asmeniškai tai nebesukelia problemos. Anksčiau aš mančiau, kad tai yra didelė problema. Super. Ir tada Įdomus. galiu dar, atėjo mintis, noriu labai dar vieną dalyką Taip, pasidalinti. Iš taip. tikrųjų, čia visai ne į temą dabar, bet Fitlinas turi labai gerą papildą sąnariam atstatyti, Gelinfitą. Ir aš atsistačiau savo sąnarį, iš tikrųjų metus laiko aš jau negalėjau vaikščioti. Nu, vaikščioti galėjau, bet man skaudėjo visą laiką per skausmą, tai yra nebuvau mobili. Ir mano dukra joja su žirgu. Ir jos žirgui buvo pažeistas vienas sąnarys ir jinai šlubavo, pradėjo šlubuoti. Ir mes gilinfitą sugirdėm žirgui. Ir žirgas yra tobulai sveikas po šiai dienai. Ta prasme, mes kovo mėnesį sugirdėm, viskas, jokių problemų daugiau nėra. Bet tai, o kaip, vieną dozę ar kažkurį laiką?
Ne, mes visą tą dėžutę nupirkom grinai žirgui ir girdėm truputį didesnėm dozėm negu Nu, žmogui. tai faktas, matė daug didesnė negu Tai va, žmogaus žirgo. tai Wow. vienu žodžiu galima ir gyvūnus gydyti, ne tik save. Čia kaip ir aparatas, kurį aš turiu plaukų augimui skatinti, tai moteris, kuri platino juos, yra tiekėja Lietuvoje, sakė, kad irgi savo šuniuką gydė su tuo aparatu, nes, nu, vad sako, nebėra, neparduoda gyvūnų to aparato, sako, tai aš paėmiau žmonių ir suveikė. Ir suveikia puikiai. Tai Fitlinas iš tikrųjų pati kompanija, nu, kaip sako apie tai, kad ir gyvūnams tinka. Vadinasi, gyvūnams tinka. Liuks, geras. Va. Nauja Galim informacija. gydyti ir ne tai, kad gydyti, mes negalim sakyti, kad tai yra gydimas. Tai yra tiesiog organizmo atstatymas ir gražinimas į jo normalią veikimo būseną. Ir to pasiekmė yra tam tikrų nu, simptomų pašalinimas. Tai galų gale juk šitie papildai jie pagaminti iš maisto, juk teisingai, ne iš Taip, kažkokių sintetinių medžiagų. Ir man tiesiog visi į galvą ateina tas, vad galvoju, kurioje čia vietoje pasakyta, kad tai juk gydytojai prisiekė Hipokrato priesaiką, o Hipokratas pasakė, kad tebūnie maistas tavo vaistas. Tai, taip. tai vat, Tai kažkaip. va čia taip ir yra maistas, yra mūsų vaistas ir jisai atstato ląstelės lygmenių mūsų organizmą, Tinkamas. o nuo ląstelės yra audiniai, nuo audinių yra organai, nuo organų sistemos ir nuo sistemų visas mūsų kūnas. Tai ačiū tau labai už pasidalinimą tokį išsamų ir labai esu dėkinga tau, kad tu man tada parašai ir kad pavaišinai ir, žodžiu, tikrai dabar visai kitaip jaučiuosi. Mm. Ir labai įdomu iš tikrųjų, koks bus progresas dar laikė, nes nu, vis tiek dar pakankamai nedaug laiko aš asmeniškai savo patirtį renku. Taip, ačiū tau už Bet, tai. Mhm. žinai, vat, galvoju, dar nepaminėjau, turbūt svarbus tas momentas, kad nu, aš ir dariau eksperimentą, va, tuos 2 mėnesius, jau dabar 3 eina, kai vartoju plainą, kad, nu, nes aš tiesiog stebiu savo tą plaukų slinkimą, kadangi toj temui dirbu, tai aš jau matau per mėnesį laiko, nu, vat, nuo tada, kai pradėjau, ir per Liepą matau, kad per pus mažiau plaukų iškrito. Tai man čia yra didelis labai pasiekimas. Aišku, aš kombinuoju, aš ir procedūrą savo darausi, bet ir iš vidaus. Tai aš kaip ir dalinausi savo socialiniuose tinkluose, kad holistiškas veikimas, tik holistiškas veikimas. Tikrai ne šampūnai, ne tepaliukai, o iš vidaus pirmiausia. Taip, būtent. Ir šitie papildai ir yra sukurti taip, kad jie veikia holistiškai, vadovaujantis ir ajurvedo žiniomis, ir kiniečių medicina. Ir būtent visų to holistinių suvokimų apie mūsų kūną, apie kūną kaip visumą, o ne tam tikrą organą. Ok, tai ačiū tau, kad tu pakalbinai mane ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad jeigu jums buvo įdomu ir norit daugiau sužinoti, tai galite paprašyti, priklausomai nuo to, kurią jūs pažįstate, ar mane, ar Gabrielę, paprašyti, kad mes prijungtumėm jūs prie atsiliepimų grupės, kur žmonės nuolatos dalinasi savo nuostabiais patyrimais ar ne savo asmeniniam unikaliom patirtim ir rezultatais. Taip pat kviečiame pasidomėti, sudalyvauti gyvuose renginiuose, kurių rugpjūčio mėnesį bus net 14, 3 iš jų O, Vilniuje wow. ir daugelį miestų, tai jeigu vat, įdomu, tai parašykit irgi duosim daugiau informacijos. Ir ką, būkit atviri, smalsus ir rezultatus patirkit patys. Ačiū tau, Lidija. Ačiū tau, ačiū Jums, iki. Iki.